Šiandien vėl aš šitam slėnį, kur 1941 metų birželio 25 dieną šlovingai žygiavo Vermachto kariai. Čia nuotraukoje tos dienos matosi BT-7 jau pamušti ir palikti, turbūt kažkur tolumoje horizonte, ir BT-5. Ir savo ruoštų vokiečiai žengė šarvuočiais 251 labai įdomiais savaigis pabūklais bizonais ant pirmo tanko važiuoklės, iš kurių po to buvo suprojektuoti štugai, labai sėkmingi šturmo pabūklai. Tai šiandien čia jau atvyko aš su visai kitokia nuotaika, žinodamas, kad rasiu kažką tai nuo senuko BT-5. Svajoju apie bokštelio šoną. Visada tos svajonės veda į priekį. Tai va, laiko turiu daug, kažką tai ištrauksiu. Kiek supratau, pirmą tankų diviziją. Paėmiau giluminį šiandien. Tai gal pavyks nuo bizono kažką tai rasti. Gal nepamušė, neprarado, bet gal kažką tiesiog pametė. Būtų geriausi įspūdžiai būtų. Žvalgybinius tokius kelius kilometrus nubridau. Šiukšlės vien, nes biškai ne į tą pusę. O čia kažkas yra. Žiūrėsim. Čia kažkas. Operatoriaus nėra šiandien. Savotiškai vienam labai smagu. Nu va, bus. Neskarda. Negiliai. Per plūgą. Per lopetą. Kaip čia užkabint manį. Aba. Teiks išjungti. Ne, ten ragas, ten, kad negadint nervų. Net nefilmavau. O čia va kapčiui daržovių. Rūsy, kur laikė daržovės, kažkas giliai yra. Paspartuosiu, bus matyti. Kol kas visai nieko rimto tankinio. Ūkis. Nežinau, ten to rūsio nedakasiu, atsivešiu gal daugiau fizinės jėgos. Tada šiandien dar daug kilometrų man nueit, tai taupau tą energiją. Kažkoks judesys kaime prasidėjo. Nežinau, kiek vilčių šiandien. Šita tokia nedidelė, bet masyvi, su 3 skylėm. Einu toliau. Kažkokios dalys pradėjo lysti. Labai panašu kaip dvigubą ratą pusiau vikšrinio šarvuočio gal
251. Šita vidurinė dalis, kaip jinai vadinasi, įvarės tupė. Bet rimtai, normaliai. Man pradėt patikt spalvotai pilka. Panzergrau. Taip, dabar kiek varžtų? Turėtų būti 6. 6, žiūrėk. O, gražiai. Reikia vežti namo ir matuoti ant ratų. Fantastika. Tai ką čia? Kažkiek gavo čia irgi. Varžtai. Gavo ir vokietukas turbūt. Biškutį. Nedaug. Kelias strėlės. Nu ką, patikrinsim. Ratelis. Opa. Viskas tinka. Šarvuotis. Wehrmachto. 41 metų. Puiku. Tokia duobė buvo, jau užlygin. Ir va, gal daiktadėžė sumaito, tačiau 251 šarvuočių. Nežinau, neturiu minčių, bet kilpas tokios kultūringai labai padarytos. Matas, dviguba kilpa. Nu, va taip, istorija tęsiasi kem 1 birželio. Tos gražios dienos, graži buvo diena, giedra, saulėta. Akumuliatorius racijos. Frontas. Toliau. Ir toliau, ir toliau, ir toliau. Ką reiškia pastangos? Metrinė duobė ir duobė trupinėlis mažas BT, bet BT7. Čia, žinai, nauja tema. Kaime susigrūdintas. O čia tie, kur dalyvavo mūšyje birželio 35, kur jau minėjau. Nu, įdomu tikrai. Septynias valandas kasu. Ir dar tokia viena smulkmena. Patrankėlės spyruoklė. Dabar tiksliai nepasakysiu kurios, bet vat nukentėjus irgi kovoj. Žodžiu, čia tas centras mūšio. Čia.